Antra užduotis, pirmas klausimas. Reikia apskaičiuoti va tokį reiškinį. Na, tai mes čia turim šaknis. Galime iš pradžių pasikelti trejetą kvadratu, bus 9. Ir tada 4 pakelti antruoju, tai bus 16. Galim dabar sudėti abudu šiuos skaičius, tai yra 25. Ir iš 25 galite patikrinti, tikrai traukiasi, ką aš taip parašiau, traukiasi ir šaknis, gaunasi 5. 1,2. Dabar matome, kad nelyginių rodiklių yra pakeltas -2, vadinasi tikrai bus atsakymas neigiamas. 2/5 galite su skaičiuotuvu suskaičiuoti, arba galite, jeigu neturit, arba tingit pasiimti skaičiuotuvą, apskaičiuoti va taip. Čia gaunasi 4, čia gaunasi 4, 4 kart 4 yra 16, 16 kart likęs dvejetas yra 32. Tai yra 32, visą šitą nutrinu lauk. Na, o su šituo reikalu, kaip reikia susitvarkyti, yra taisyklė, kad jeigu prieš skliaustelius yra minuso ženklas, tai mes atskliaudžiame ir su tuo minusu pakeisdami ženklą esantį skliaustų viduje. Tai dabar kaip gaunasi iš tos taisyklės, koks reikaliukas. Realiai šitas ir šitas, jie susineutralizuoja, kieno sąskaita, tas, kad tas minusas taps pliusu. Jeigu būtų, sakykime, minusas tiesiog 7, taip, tai lygiai taip pat va šitas ir šitas išnyktų, tas 7 taptų -7. Tikiuosi patinka, kaip aiškinu šitą taisyklę. Tai va šitą vėl viską nutrinu atgal ir gaunasi pliusas ir 7. Na ir čia gaunasi lygtais -25. 1,3 reikia sudėti trupmenas. Paprasčiausia schema, tai tarkim A, B plus C iš D. Bendra vardiklinimas, kai trupmenos yra vardikliai, kai yra skirtingi, tai yra labai paprastas. Reikia juos tiesiog tarpusavėje sudauginti. Toliau A ir C parašau tuos skaitiklius, kaip jie ir buvo. Tik jie bus iš kai ko padauginti. A bus padauginti iš įstrižai esančio vardiklio D, o C bus padaugintas iš įstrižai esančio vardiklio B. Tarp jų buvo ženklas plius, todėl aš ir čia rašau pliusą ir viskas. Tai tą patį padarykime ir čia. 2 kart 3. Toliau vienetas ir vienetas nurašomi, pliuso ženklas tarp jų. Šis vienetas yra padauginamas iš 3, šis vienetas bus padauginamas iš 2. Na ir turime 6 vardiklyje, o skaitiklyje bus 3 plus 2 ir tai duoda 5/6. Tikiuosi, kad pamoka buvo naudinga. Jeigu turi kitų uždavinių, kurių sprendimus norėtum sužinoti, būtinai parašyk man. Aš pabandysiu nufilmuoti video ir pasidalinsiu juo ne tik su tavimi, bet ir su visa bendruomenė. Taip tu padėsi man ir mūsų bendruomeniai augti reikiamą kryptimi. Jeigu pamokos neužteko ir norėtum individualaus dėmesio, kviečiu tave užsiregistruoti per Calendly platformą į individualią pamoką. Iki greito.